Kaip atsirado mūsų verslas, trumpai pasidalinsiu istoriją. Pati pradžia buvo, kad užmačiau internete, kad kažkas pardavinėja paletėm prekes. Ten didžioji dalis defektuota, žodžiu, kai kas gero. Nusipirkau už kažkur ten 100 eurų su siuntimu. Gavau, tai nežinau, ar aš surinkau tą 100 eurų galų gale paskui pardavęs. Paskui vis tiek ieškojau kitų tiekėjų, radau kitus. Tai šitą kas tilpdavo miškinuką, susikraudavęs važiuodavau į Molėtų turgų. Ir, galiu pasakyti, tokia naujoko sėkmė buvo. Aišku, Facebook puslapį susikūriau, su kuriuo pasiekiau molėtiškius. Šiaip turgui ten ateidavau, pamatydavau. Tikrai gerai man sekėsi visai. Bet aišku, ta sėkmė nebuvo amžina. Ta kreivė pajamų taip žemynėje. Tiesiog sužaidė tad, kad naujiena mieste. Tai taip buvo pilni šiaip ir namai tų prekių atsirado. Ir garažas pilnas. Ir vieną kartą pažįstamas atvyko. Kažkutė garažą nuėjau, pamatė, kad prikrauta tų prekių. Sako, čia pas tave visas terminalas, sako jau. Taip ir prilipo tas pavadinimas, terminalas. Tas turgus gal kažkam tai psichologiškai čia reikia perlipti, nežinau. Aš pradėjau, kadangi nenorėjau jokių paskolų imti, nenorėjau tokių didelių jau mega planų daryti investicijų. Jau į turgų išsibandyti, ar čia vyksta tas pardavimai, nevyksta. Ir iki šiol mes kažkaip be paskolų laikomės jokių. Aš kaip taip norisi pajusti, kad suvaldyti tą srautą, ar ne, vieną frazę išgirdęs esu, jeigu ten gaučiau 100 000, ar aš sugebėčiau juos efektyviai panaudoti. O kada turi mažesnius pinigų srautus, mažiau rizikuoji besimokydamas. Aš po tą turgų važinėjau, ir tiesą sakant, man biškelį įkyrėdavo kiekvieną dieną susikrauti, vėl išsikrauti, vėl susikrauti. Nežinau, aš užjaučiu tie, kas šiaip yra šitam versle tokiam, labai mane nervuodavo. Plius tos prekės irgi trinasi, daužosi tenai bevežant. Ir aišku, dar pradėjo artintis šaltasis metų laikas, tai galvoju, gal nenoriu aš daugiau čia taip. Tai radau ten pat netoli pačiam turgui uždaros patalpos. Išsinuomavau ten 25 kvadratus, nors ir nepigiai. Bet bent po stogu šiltai, nereikėjo ten tampytis nuolatos. Aš bijojau pradžiai kasos aparatų, nes būdavo, kad sandėliuoju viduje, o dieną išsinešu tas prekes lauke. Lauko prekybai kasos aparatų nereikia. Bet paskui tą psichologinį tokį perlipo, galų reikia pasidaryti. Ir kaip sakant, pripranti čia, nieko sudėtingo. Pradžiai tik taip atrodė. Čia ką pasakoju, tai maždaug prieš 2,5 metų buvo. Aišku, ten tos patalpos irgi nedidelės buvo. Tai ten prikrauta tiek būdavo prie, kad sunku praeiti, būdavo klientai, jeigu ateidavo, tai sunku jiems prasilenkti, vienas pro kitą būdavo. Tai natūraliai buvo, kad reikėjo didesnių patalpų ieškoti. Įsikraustyčiau į Kauno 18 Molėtuose. Jau tokio padaraus dydžio šitos patalpos yra. 80 kvadratų yra, virš 80 prekybos salė. Paskui apie 40 dar pagalbinių, dar sandėlis. Gali gyventi, jau čia normaliau tada. Aišku, nėra tos paskolos, reiškia, ką tai reiškia? Reiškia, kad reikėjo visada uždirbi kažką ir reinvestuoti. Reiškia, savo taip sunkoka pasiimti. Gali pasiimti, bet kas iš to? Neturėsi iš ką nusipirkti naujų prekių. Jeigu nevyks tas apyvarta, pasidaro išlaidus per didelis procentas, nežinau. Čia daug verslininkų turbūt sako, ten pirmų kažkiek metų, su girdėjus pirmus 3 metus, su kitais kalbų sako, sako, nesako 5 bent jau. Kad nelabai ką tu iš to uždirbsi. Tai čia 2,5 metų aš taip atrodau su tokia viltim gyvenam. Daug tų iš tikrųjų iššūkių yra ir sunkumų, daug yra nežinojimo, sakykime, aš nesu iš tos srities kažkur tai. Aš šiaip graikų kalbą dėstau, o nauja viskas, nuo aptarnavimo klientų, nuo kainodaros, nuo visų pasiskaičiavimų, visokių reikalavimų, dokumentacijų. Nėra lengva pradėti tokią veiklą.
Paskui, žodžiu, yra internetinė parduotuvė, irgi pradėjom kurti. Padėjau draugus pradžiai. Paskui ten viską pats pradėjau, nes norėjau nuomotis internetinę parduotuvę. Bet man vienos funkcijos reikia, kadangi labai yra didelė prekių kaita, po vieną vienetą labai daug, po 2, po 3. Tai nuolat reikia kelti ten šimtais tų prekių naujų. Ir mums reikėjo, kad įkelimas būtų per, excelinis toksai. Ir ten su vienais kaip ir sutarėm, aš ten jau labai išsiaiškinau, kaip ten ką daryti. Paskui jo padarysim tą funkciją, nemokamai čia tą padarysim. Tas padarėm savaitės, mėnesiais pradėjo nusitęsti. Aš tada galvoju, gerai, man dabar atsitiks kažkokių problemų su ta, tai ką irgi, rytoj sakys, rytoj. Tai nusprendžiau visgi pats tą vystyti. Ir reikėjo tikrai nemažai užsispyrimo, kad visus tus ten tokius programinius reikalus įkirsti, įkasti. Bet pasidariau taip ir, nuomoju, aš pranašiau jaučiuosi negu nuomodamasis iš tos pusės, kad aš bet ką galiu pakeisti pats visada. O, būčiau nuomavęsis, tu už kiekvieną ten pajudėjimą, žiūrėk, 1000, 2000. Aišku, kas turi labai apibriežtą tą savo verslo modelį, tai gal tą nuomą ir išeitis, kad nesilysti ten į detalės. Bet žodžiu, įmanoma yra ir pačiam. Yra YouTube, yra pilna tų, kurie tikrai padeda. Aišku, čia reikia ir tam tikro pagavimo ant tų dalykų. Turi toks seklys morka būti, ten pradėjo kažkas neveikti, turi galvoti, iš kur čia šaknis. Aišku, tempiau su tą parduotuvę, kiek įmanoma, nemokamai, kad tik išeitų. Su WordPress, būtent WooCommerce įskiepiu. Paskui nusipirkau visgi mokamą temą, labai daug atkrito reikalų, vieną kartą susimokėjau. Paskaičiu, kiek darbo atkrito, tai tikrai apsimokėjo. Šitą verslą vystyti tokį, būtent tokiom aplinkybėm, gal, kaip sakau, be paskolų, be nieko, bet iš to, kas pavykst, jauti šiek tiek kaip kokias sraigė iš tikrųjų. Man norėtų daug greičiau judėti. Pamažu taip. Ir aišku, iššūkių yra nemažai, bet aš galvoju, grūdina visgi. Tokie visokie dalykai. Pavyzdžiui, ten tai tiekėjai ir ne, vėl tikrinti tiekėjus, kartais net nepagalvojus tokių dalykų. Tai gal buvo vieni tiekėjai, vokiečiai ten pasirodo, viskas puslapį, ten viskas pateikta. Labai fainiai, bet paskui kažkaip pradėjo lysti aptarnavime labai problemų. Ten užsakai, neatveža to, arba nedalį atveža, kaip čia vokiečiai sakosi, aptarnavimas visai nevokiškas. Paskui išryškėjo, kad čia iraniečiai. Tai žodžiu, o su Iranu tikrai nesinori jokio turėti ryšio. Nepriklausomai nuo to, kad gal ir ten pelninga galėtų būti, ar ne. Bet, aš galvoju visgi tą vertybinį reikėtų atstovėti poziciją. Ir galvoju net pakankamai savanaudiškai, nes, tu nežinai, šiandien tau faina, dėl to, kad gali uždirbti nemažai iš to, bet rytoj gali būti labai nefain, nes tai, ką uždirbai, tiesiog reputacija tavo paties kartu su jais gali žemyn važiuoti. Kai išryškės, kad taip iš tikrųjų yra, ką jie ten slepia. Aišku, šiaip ir visokių pat savo apribojimų turiu susigalvojęs. Vertybinių tokių, tai pas mumis parduotuvėje su kažkokiu alkoholiu, su narkotikais. Nei jokių aliuzijų nebus, nėra ir nebus. Nepropaguojam, nepalaikom, čia nedarom iš to. Bendrai asortimentas pas mumis yra labai platus. Nuo telefonų dėklų iki rūbų, puodelių, termosų, šildytuvų, kėdžių, apsaugų patalinių komplektų, visokių dalykų yra. Tai nežinau, čia labai gerai ar labai blogai, kada nesispecializuoji taip tiesiogiai prie kažko. Yra prekių ir naujų, ir pažeistom pakuotėm, ir defektuotų, net yra tiem, kas mėgsta meistrauti, nes yra pas mumis jų atsiranda. Arba žmonės nusipirka vienas daiktas, kartais atperka visą dėžę. Tiek aš čia spėjau per tą 10 minučių, nedaug. Labai yra iš tikrųjų daug temų, kurias galim paliesti, kiek davė visa ta patirtis. Komentuokite, jeigu norėtumėt kažkokio konkretesnio, jeigu kažkas domina.